Maksą ir užmačiau, kaip pažįstama. Prieš kiek metų mes tokius nešiodavom, kas prisimena. Viskas sugrįžta, kaip sakant. Viskas sugrįžta. Nieko čia iš tikrųjų gudro nėra, kaip visados ant mano lapcės. Bet šiaip užsukau aš iš tikrųjų visai kitais reikalais. Žodžiu, labai nerodysiu, ką šį kartą perku, nes čia jau eina į visokias dovanytes. Nenoriu, kad pamatytų. Renku kvepalus, kaip sakant. Tai pasirinkau Chanel numeris 5. Nu, šitų nežiūriu, nes jie tikrai stiprus. Jau šitie tokie stiprokė. Pasižiūrėjau šituos tualetinis vanduo, bet man labiausiai tai va šitas fainas. Va šitas. Aš čia renku vienam žmogui, ne savo. Visgi rinkčiausi va šitą. Va Chanel. Tai kadangi įlindau į Chanelį, tai aš jau čia pasiuostysiu. Va šito noriu pavostyti. Coco Chanel neturiu, aš turiu Mademoiselle. Tai ir aš turiu šitą. Toliau kažkoks, nežinau. Ir tualetinis vanduo. Nėra labai daug čia visko, bet dar pasižiūrėsiu keletą, kaip sakant. Žinokit, šitie kvepalai man nerealūs. Kaip skaniai kvepia, bet čia daugiau žiemai. Bet super, man va šitie patiko. Man daug iš tikrųjų kas patiko. Aš atėjau tik pasiuostinėti. Eina savo, ko daugiau uostinėjau, to daugiau užsimanau tų kvepalų visokiausių. Nusipirkau dar 2 orchidėjas. Va tokias. Pas mus jau meškėnė ateina, va. Alkana. Valgyt nori. Jinai turi 3 meškiukus. 3 vaikiukus turi. Tai va, jinai ne dienos metu ateina valgyti. Pyzdinti iš katinų maistą, bet mes duosim... Kokių katinų? Bet duosim dabar šunų. Va, žiūrėkime. Ateina prie pat. Alkanagi. Duosim biškį kaloringesnį maistą. Eikš. Žiūrėsim. Žuodžia gerai. Ateik, ateik. Ateik, ateik, aš vieną likau. Ateik, meškutė. Valgyti jau atnešam. Ateik. Meškytė vaikučiam reikia valgyti, ne? Tokia visa sudžiūvus. Jeigu jinai vakare, kada sutemsta, ateina jau su vaikučiais. Ne, tas maistas tau netinka? Ką? Netinka toks maistas? Eiktų. Šitai skanu tau turėtų būti. Aš jau pastebėjau ne pirmą vakarą. Kojotai aplink vaikšto. Prie pat. Irgi matomai patelės išalkusios. Tai jau naktį tigras parėjo miegoti namo. Man buvo keista, bet aš taip supratau, kad kojotai vaikšto. Ir Mona naktim jų namuose miega. Nu, tu susikuklinai biškį, ką? Aš šiaip tu manęs taigi nebijai. Išsimurzinai letenytės, ne? Reikia, kaip sakant, madam ir rankas nusiplauti. Einu nunešiu.
procedūrą visą higienos, kad atliktų. Jau pavalgė. Nieko, ateis užbaigs. Va taip mes ir gyvenam, žinokit. Reikės dar patrešti gėlytės prieš išskrendant. Čia vakar labai gerai palijo lietus. Net nereikės šiandien dar lieti gėlių. Gal kanas ir reikės, nes ten matau biški padžiūvusios. Reiks man į kanas daugiau žemę įdėti, tokių durpinių. Apdėsiu žemėm, patrešiu. Šitas sukulentas kažkoks irgi žydėt ruošiasi. Tai vat nupirkom šitas orchidėjas. Ai, galvoju. Kaip sakant, aš iš Homdipo negaliu išeiti be gėlių. Tai dabar užmerkiau, tangu brinksta normaliai, nes parduotuviai ten jos tikrai ilgai gyveno be vandens. Žiūvo visos ten. Tangu dabar maitinasi. Šituos tiesiog nusifotkinsiu, kad žinočiau, kokias pirkau. Ir tikiuosi, kad kažkada pas mane sužydės. Tikiuosi. Ne, o kas mes čia? Taip, pietučio miegas, taip, Pukutė. O ko mamka ėjo? Pamatė Pukutį ir prisiminė, kad antram aukšte katinams nebėra maisto. Ir kažkur kitur nuėjo. Kita Pukutą šert. Ėjau maisto, bet nuėjau prie orchidėjų, nu žodžiu. Būna, tai būna. Ir katinai alkaniai, ir orchidėjus nepasodėtos už tą trekūną sotus. Už tą trekūną sotus, taip? Na. Reikia pajungti šitą čirškalą čia. Šitoj vietoj pajungsim tą soliariumą, nes ten papūgom labai šviečia. O papūgų nieks nebeuždenginės 2 savaitės. Kažkai labai gerai bus. Ten bus natūrali tamsuma. Jo, nes šiaip aš visą laikę uždengiu. Dabar nieks neuždenginės, tai reikia, kad nešviestų jom ten. Nespigintų kas nors į akis. Matot šį bardaką pas mane kambarį. Dar tik pradžia, bet norėjau parodyti naujus lakelius, greit susilakavau ir parodysiu. Man patiko, žinokit, šitie lakiukai. Tai va toks su blizgučiu, labai švelnus, fainas. Čia 2 perliukai tokie. Irgi labai švelnučiai. Man net kilo mintis, gal man pasidaryti va tokią lengvą, žinokit, nieko nenoriu, aplamai naujo darytis. Aš prieš tai buvau vienaip sugalvojus, o aplamai nežinau, žinokit. Nežinau, žinokit. Dar kelios dienos iki man persidarimo. Nagus, aišku, aš trumpinsiu, jau man pradėjo žiauriai kliūti, tai auga pas mane nagai, žinokit, kaip ant mėlių. Kaip ant mėlių auga. Dar taip gyvenime man neauga nagai. Aišku, aš ten labai prie odelių ir nepasidarau, bet jokio skirtumo. Anksčiau man būdavo per mėnesį vos paaugdavo, dabar tai nenormaliai. Ir pasiėmiau 3 katytės. Tai vienas taip paprastai lakuotas, o gražiau iš tikrųjų su pabliku. Tikrai gražiau. Toliau tokios spalvos irgi labai įdomios. Labai šita įdomi spalva. Nei tai ruda, nei tai kažkokia. Su bliku tikrai gražiau. Man šita labai graži spalva iš tikrųjų. Labai graži spalva. Na, man paskutinį metu labai ant švelnių tonų patraukė. Nu, labai gražiai, jeigu tas bangeles pasidaryti, vat, iš tokios spalvos. Gal žinokit, persigalvojau. Nu, taip norisi man kažkokio švelnumo. Aš net noriu baltą, kas nežinau, kas nerealu man. Aš baltos nelabai mėgėja būdavau. Bet prie rankų kažkaip gal šitą labiau. Mastau, žinokit.
Sutvarkiau tarakonų narvą, 100 metų nebuvau tvarkius. Paskutiniu metu mano tarakonai buvo vegetarai. Vien salotas daviau. Tai dabar pripyliau kačių maisto, kaip jie čia treškina. Tai kol valiau, buvau sudėjusi kitą narvą. Aš ten salotų prikraunu, juos dedu, kad jie neliptų per viršų. Tai salotų privalgė, dabar salotų šiandien nedėsiu. Tai gal sausiaką dabar valgo, o kad išsiilgė. Nu, drakono nėra, bet tarakonai tai liko. Ir ku daryti, kaip sakant. Gal kam reikia tarakonų, gal turit kokį gyvūną, kas valgo juos. Su visa dėžutė atiduočiau. Be problemų, žinokit. Nes, nu, faktiškai jie mums tik dauginas. Tai labai gerai, kad dabar neprisidaugino daug. Mes jau pusę esame atidavę. Irgi dėžę buvau atpylus jų normaliai. Nu kaip atpylus, aš juos, žinokit, su rankytėm po vieną rankioje. Taip atsargiai, švelniai, va galiu parodyti. Kaip mano gyvūnėliai, kokie aš juos va taip atsargiai paimu, jie įsikabina labai gerai. Bet dabar užsiėmė ėdalų, nenori pas mane. O taip tai net kabinsi. Užsiėmė valgyti. O jo, šeimininkė jų mažai davė sausiako. Tik salotą maitino. Aha, vegetarais buvot patapę. Nu ką, išvaliau, čia papačią dėjau šitą medžio tas drožlės, čia kur orchidėjų gruntas, kaip sakant. Ai, samanas jie labai suvalgo samanas, tai neduodu samanų. Ir medė valgo, aišku. Darau tvarkas šią savaitę, reiks visus sutvarkyti, viską sutvarkyti. 2 savaitėm, na aišku, neprašysiu, kad tarakonų šertų. Aš juos dabar gerai šią savaitę primaitinsiu. Ir dar išvažiuojant prikrausiu to sausiako, salotų uždėsiu ant viršaus ir užteks jiems iš tikrųjų. Kaip gražiai jie ten tą sausiaką apsikabinę. Ai, tarokė, rakinskė. Na? Ai, gudrus to. Tuoja. Oi, į vandenį buvau pataikęs. Tik to filmuoti ir mesti nemoku. Na, Rakinskė. Kiek tų žaisliukų čia turi, taip? Iš po savaitgalį jam kaip kaifas čia pas mane ateiti. Bet pirmiausiai visur apsiniuchina. Lauke. Tiesiog. Sakyk, nu ką šeimininkai jį vedžioja vienais takais, o Inga kitais. Tai jisai 2 dienas neniuchinės tų vietų, norisi išsiniuchinti. Bet fainai jis jau atneša kamaliuką. Taip. Na ir savo galiuką, va. Tai eina čia kuičiasi. Buvo kažkada monos šitas galiukas, o dabar rokio. Rokučiai patinka, ne? Turėti auklės namuose, viską. Viską reikia turėti auklės namuose. Nulaižo, nes pataikiu tiesiai į vandenį, ne? Nuprausė savo kamaliuką, taip. Visi žaislai kačių iš tikrųjų, bet čia rokė labai gerai. Ypatingai tos plunksnas, ne rokė. Bet čia dar yra toks didelis kamalis. Va šitą dar neragavai, rokė. Bet čia iš vis didelis kamalis, tai įsivaizduoja. Šitas tai didelis toks. Jam patinka taip užpakalį padėti prie mano kojo.
ir žaisti. Lauke be proto karšta, taip tai lauke galėtume va taip žaisti, bet Rokis jau naują maniežą turi. Ta vaikiškas sudraskė. Nupirka jau ne vaikišką, grinai šuniukam. Tai visai neblogai iš tikrųjų. Nes jisai jau, žinokit, plintusius kabinosi. Išdraskė tą vaikišką maniežą. Pasiutęs to. Plintusus pradėjo ant užuolaidų įsisiuot. Nu tiesiog. Neišmoks jisai tokios disciplinos, jeigu visur viską darys ir taip toliau. O maniežę turbūt nusibos įsisiuot kakot ir mėgoti toj pačioj vietoje, ne? Bet svarbiausia, čia jam kabaliavo ties tą vietą. Nu, normaliai kabaliavo. O dabar jau tuoj bus geras. Jau nėra tokia labai didelė tarpa. Bet dar truputėlį laisva. Šakės, Rokai, kaip tu greit augi. Au, 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 au. Po 2 savaičių tavęs neatpažinsiu. Neatpažinsiu, Rokučiu. Neatpažinsiu. Padaužė. Padaužėliau. Padaužėliau. Einam. Va, Jėzu, kaip tvanku negaliu. Išlendi ir prisėdi taip. Na, kaip atsigavo mano šitą gilį. Mano. Mūsų. Buvo tokia nususus. Kambarė aplamai buvo nususus. Kur mes dabar einam tenai pas kaimynus. Nu, šustrai zajec. Mano varlės jau nebesimato per tą drambliuką. Bet taip kepina, kad... Rokis sako, einam, kiek tai ten filmuosi. Einam, greičiau. Į pavėsį einam, ne? Tai šiandien jau yra antradieniais. Praktiškai aš jau esu sukrovusi. Žodžiu, kaip pagal užsakymą sutilpsim. Pirkom šitą lagaminą su mažiuku iš Costco. Man atrodo, buvo nuolaida. Ir jei nesumeluosiu, mokėjom 140. Nes jie pakankamai lengvi, tai vat mes į svorį, kaip sakant, labai žiūrime. Nusipirkome dar vieną lagaminą iš Didžiamekso, bet mes jį, man atrodo, grąžinsim. Aš specialiai tos etiketės dar nenuplėšiau, ten ir kelnes grąžinsiu, žodžiu, net nerodau jums. Kelnes tiesiog buvo per didelės, aš galvoju, XL pasimsiu, viskas gerai man tiks, nes pas mane dabar toks dydis LXL, o jos man buvo žiauriai per didelės, nu tai grąžinsim. Nelabai ten daug vietos dar liko. Na, vietos kaip vietos, bet mes turime svorį tilpti. Nėra taip, kad jau daug liko, man atrodo, į mano tą lagaminą. Gal kokie 2 poundai dar tilps. Pas vyrą irgi ten kažkiek dar tilps. Dar kažkas kažko atneš. Žodžiu, susidėliosim. Ir pas mums dar kuprinytės. Tai vat... Aš į savo susikrausiu. Irmis į savo kažką susikraus. Dar va šitą vieną paėmiau. Nes vieną turim pilką, o kitą juodą. Kadangi aš jau tokia visa juoda būsiu, nežinokit, rinkausi drabužėlius praktiškai juodą spalvą. Ten jeigu dėtis ne juoda, tai ten žiūrėk, derink. Negaliu, žinokit. Aš taip negaliu. Viską praktiškai juodai išsirinkau ir savaitį laiko kažkur, kad užtektų ir ten išsiplausiu, žodžiu, kad kitai savaitai, nu tiesiog norėjusi daugiau dovanų pridėti.
Ir vis tiek Lietuvoje lietingi tie orai, ką žinau, jeigu mes pataikysim, kad vien bus lietus, tai kur ten su tais šviesiais drabužiais. Čia tas kampas mūsų toks, mes netgi palmę nusipirkom iš Costco, nerodžiau nieko, žinokit, tom dienom, žinokit, aš kaip prabėgom atsikeliu anksčiausiai, mažai miego, nors jaučiuosi išsimegojus, bet, žinokit, vaikščiu tokia biškė apdujus. Vyras sako, tu jau stresuoji, nors nejaučiu, kad stresuoji, bet matomai aš įsitempus ir akis pramerkiu ir viskas atrodo, kažką reikia daryti, tvarkytis, viską dėliotis, tai vat gėlytės taip sustačiau, dar atnešiu vandens jų iš karto pripylus, kad nereikėtų jungutį čia vargti, žodžiu, iš karto, nes tos gėlės tai labai vandens mėgsta ir čia kambarį karšta, žinokit, dabar 25 šilumos kambarį, tai dar kai saulė užkaitina. Tai žodžiu, man čia tik tais apšlifuoti liko ir viskas, dar aišku, tie higienos reikmenys tam tikri, kažką susipilčiau, tai, tokie, iš tikrųjų, mėgdekis liko, pagrindas, ką norėjau sudėti kitiems, susidėjau, iš tikrųjų, tai kokios dar kavos įmesim, gal. Čia, kaip sakant, atrodo, vietos dar liks, o kai reikia kavą įdėti, o kava tokia sunki, žiūri, kad jau nebetelpa, mes pernai norėjom kavos įdėti ir nesigavo, žodžiu. Tai pasidariau tokius nagučius, visiškai netokius, kokius planavau pasidaryti, bet, nežinau, persigalvojau, praktiškai taip pat, bet truputėlį kitaip, ne? Dabar tokie burbuliukai. Tai pasitepu šalėjukų, nes visgi išsausėja tos odelės. Tai skubėjau iš tikrųjų savo daryti, pasitrumpinau nagus truputėlį, nes man va šitie kažkur kliuvo. Matomai aš su lagaminu buvau užkliuvus, nebeatsimenu, žinokit, tom dienom aš lekiu. Ir net nevejaučiu, kur užkliūnu, ar, žodžiu, tai man nukentėję buvo šitie du nagai ir šitas jau kabinosi. Greičiausiai su lagaminais. Tai ką aš naudojau, vėl tą patį gėlę naudoju. Šitas man patiko, nors aš susimaišiau kitokios spalvos truputėlį, bet žinot, ant greitųjų. Tiesiog anas turėjo dar išsiburbuliuoti, nes daug burbuliukų buvo, tai nerizikavau tepti. Po to ant viršaus dar tokį blizgutį, esu jau rodžius, man atrodo, vieną kartą. Čia tos pačios firmos, aplamai tos pačios firmos viskas. Tai man patinka irgi va šitas. Vis duoda tokio blizgesio. Na ir truputėlį palygina, kur ten aplink odeles, ar apsitildo, vis tiek. Ir pieniškas topas ant viršaus šito štampuko. Naudojau tokį štampuką. Smulkius naudoju. Pamėginau su tokiu. Man per daug buvo, tai panaudojau tokius smulkius. Taip žiūrit, iš tikrųjų dar nagai tokie ilgoki, bet viskas gerai, man toks ilgis pats tas, galim sakyti, kai jau ilgesnis, jau viskas kliūna, jau kliūna, jau aš nebesusigraibau, kaip sakant. Tai vat, pasirašiau. Šeštadienis, pas mus irgi lietutis kaupėsi ir mes nuėjo pinigų iš banko paimti. Reikia truputėlį didesnės sumos ir reikia, kad kupiūros būtų geresnės, gražesnės. Šiaip tai mes jau atsidėję tų pinigų, kiek vešim, bet dar reikia truputėlį. Tai va, šiandien tokie smulkus mūsų darbeliai. Nuvešime Tyčių Meksą lagaminą priduoti.
Į Costco dar tenai vienas kelnes džinsinės buvau pasiėmus, nei 5, nei 9, žodžiu. Striukas man visiškai netinka. Tai ten kliošas ir trumpas tokios, nesuprasi. Atrodo kaip kūzė kokia. Tai vat reikia grąžinti. Tokie vat smulkus darbeliai. Nieko ypatingo, žodžiu. Dar mums iš tikrųjų rytoj visą dieną, mes vakare tik išskrendam. Tai praktiškai jau viską jau susidėjus esu. Tai jau tokia esu ramesnė, gal savaitės pradžiai tokia aktyvesnė buvau, viską dėjausi, norėjau suspėti, viską spėjau pasidaryti, ką norėjau. Ir dabar tokia truputėlį jau atsipūtus, sakiau, šiandien pamiegosiu, aha, pamytė mus prižadina anksčiausiai, nepamiegojam. Tai tigras prisidirbo reikalų, žodžiu, kažkokią žaizdą matau, labai ten nėra gili žaizda. Lopinėlis nėra kailiuko ir tokia, kaip nežinau, paviršinė tokia žaizda, nors truputėlį kraujuoja ten. Sakau, kaip reikia jau skristi visokių tokių reikalų. Tai vieni draugai Irmio katinų negali priimti, pas kitus vešim. Žodžiu, ten Rusy mažai vietos, bet sakau, jau neturim išeičių, jų negalim namuose palikti, nes rasim sumištus namus jau konkrečiai. Čia, kaip sakant, 2 tokius myžnius vežam kitur. Reikalinga jiems priežiūra iš tikrųjų, kad žmonės būtų šalia. Su priežiūra viskas gerai, be priežiūros viskas. Vienas kerštauja, kita irgi daro, ką nori. O tokie biški charakteriai jų abiejų seniukų. Tai nežinau, kaip bus tenai. Bet ten jie rūsių turi, tai bus rūsy katinėliai. Nu, o ką daryti? Jei nebūtų tokių charakterių, tai visus drąsiai namuose palikčiau, bet taip nėra, taip nėra. Tai va taip, žodžiu. Nusipirkau už ten sau kvepalų, bent 3, nu kaip 3. 2 po 10 gal mililitrų, ten tie maži mėginėliai, kaip būna, ir vienas Chanel Le 5 Le. Kitam žmogui dovanų, tai Chanel numeris 5 Premier. Tokie stipresni jie už Le, bet jie švelnesni nei tie Chanel numeris 5. Žodžiu, kloniukas kažkoks praskiestas. Tai vat ir apie tas kvepalus gal žinokit jau kada grįšiu. Nenoriu labai ištempti šį video. Po truputį šią savaitę aš jį montavau iš lėto. Taip iš lėto, vis prisėsdama, vis laiko rasdama ir po truputį ir va jum paleisiu. Tuomet, kada greičiausiai mes jau ten ruošiamės skristi. Tai vat. Nuotykiai prasideda. Tai žodžiu, mūsų nuotykiai prasidės jau kitame video filmuke, manau. Ačiū, kad žiūrėjote. Ačiū, kad esate. Na, o mes jau susitiksime kitoje šalyje. Iki.